Ir nulems, su arbūzu ar jėmėlė, ji praleis pirmąjį romantikos ir įspūdžių kupiną pusdienį. Aš tai laukiau, prasme, ką ištrauks, man labai įdomu, aš iš tikrųjų labai norėčiau, nes kai girdėjau, važiuosim valgyti ten į tokį restoraniuką, tai visai būtų gerai prieš kelionę dar pavalgyti. Aš tai galvoju, kad ištrauks tą nevykėlį, nes vis tiek aš nevalgau, atsivežiau šaldytuvą, grįžęs pavalgys, visai tai alkanas. Iš vis be pinigų telefoną čia pardavinėja, nevykėlis, tai tegul jį ir ištraukia. Man tai iš tikrųjų nesvarbu, ką ištrauksiu. Svarbiausia, kad būtų linksmai praleistas pusdienis, nes tiek su vienu, tiek su kitu dar norėčiau susipažinti daugiau, artimiau. Tai ką manai, ką ištrauks šiandien? Nežinau, bet, iš tikrųjų norėčiau, kad man, žinai, tu pavalgyti. Jo, čia girdėjau, kad šprotų vėl gausi šiandien. Kai ištraukė tą mulkį, tai biškį nuliūdau. Bet paskui pralinksmėjau, pagalvojau, pabūsiu vienas viską. Pamedituosiu, nes kaime labai didelis triukšmas. Ir mamukas kartais rėkauja lauke ant kiaulių, ant vištų, ant gaidžių. Tai nėra kaip pamedituoti. Tai va, eisiu pamedituosiu, pabūsiu, apgalvosiu viską, kaip jie gražiau su ją elgtis, ką kalbėti, viską. Ką žinau, iš tikrųjų, kai ištraukau tą jėmėlę, tai labai apsidžiaugiu, bet taip apsikabinam ir tokių pasenusių šprotų kvapas pasklido, bet gal praeis su laiku, nežinau. Kai mane ištraukė, tai man nei šilta, nei šalta, bet pavalgyti jo, būt gerai. Sveiki, atvykę į mūsų restoraną! Dabar sėskitės prie mūsų kančinių stalas. Darysim jums pavalgyti skanus mūsų činiškas vietas. Maistas. Alio. Šiandienu mes valysim siaurakiui gerą maistas. Tiems plačiakiams parodysim, iš kur siauras akis krenta. Wasabi! 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 Tiek wasabi! Gerai! Kartu į tumanę nededi wasabi! Daugiau wasabi! Ko tu nebėri? Ir kaip tu manai, ką mes gausim valgyti šitam nuostabiam Nežinau, restorane? kiek girdėjau, čia kažkoks wasabi, čia, nežinau, jų specialus receptas. Aš dar negirdėjau dar tokio. Aš irgi nelabai įdomu bus paragauti, aš tai valgyti noriu. Kaip šiaip tu gyveni, šiaip kaip sakasi? Gerai, normaliai, valgyti noriu labai. Įdėsiu didžiausią smarvę kiniečių maistą. Čia yra susmulkintas sushi su wasabi prieskoniais ir siaurakių maistas. Atrodo, kai šuns kakų. Fu. Ko užsiemi šiaip gyvenime? Ai, ten pas mamą kaime, ten į tą firmą galvoju irgi. Darbas jo. Jo. Daug gauni? Ne, iš vis nieko nedaug. Ir valgyt nori? Jo. Mūsų laidą remia Hirošima, ryžiai, Nagasaki. 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 Mano vardas yra Mišikava Aisai Shikiura. Labai džiaugiamės pristatę Hirošima ryžiai. Ačiū. Ус. Что-нибудь скажи, лишь только не молчи. Что-нибудь скажи. Пусть твоей душе будет место мне.
Что-нибудь скажи, лишь только не молчи. Что-нибудь скажи. В этой жизни разобраться мне ты помоги. Ai, nu pasėdėsi ant tualeto, paliko mane vieną. Kinų maistas, kai gaminam, būna neskanus kvapas, bet kai pasiruošia, būna Man rasoja burna, o jam šikna. Reikia pakeisti šito patieklo, vienas žmogus negalėtų padaryti. Dėl to turiu tokį puikus asistentas. Štai ir baigėsi mūsų ypatingas mišikava ir šikiūra prieskonis. O gal norėtumėte ką nors užsisakyti, užsigerti? Rekomenduotina, nes labai aštru yra. Ačiū. Sakė. O aš tai norėčiau, tipo, tokio bokaliuko. Dar ten jūsų specialaus. Pas mus nėra bokalų. Sakės prašyčiau. Pas mus yra sakė. Jo, gerai sakė. Ką tau sakė? Sakė. Ką tau sakė? Ta sakė, kad tu turi sakė. Sakė, pasakė, bobo vienakė. Sakė, ja. Sakė. Ką tau boba sakė? Ką turi sakės? Turim jums sakės pagal lietuvišką standartą. Sakslaikis. Skanaus. Tikras saktraukys. Jums šitą maistą mes dovanojam nemokamai. Jei irgi taip greit suvalgysite. Žinojat. Nebent noriu valgyti. Tai išsineškit išsinešimui. Labai dėkoju. Arba šuniukui savo galite atiduoti jam kaip tik tinka. O ryte iš karto ją paragaus mūsų skanaus maisto su wasabi prieskoniais. Wasabi! 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 Patiko pasimatymas tau, nes man tai visai... Jo, labai įdomus. Įdomi virtuvė. Langą atidarė, šaltas dabar buvo. Šiaip jo. Ir viskas įdomi, labai tas patiekalas dvelkia tokiu, nežinau. Dvelkia tokiu neapsakomu skoniu iš tikrųjų. Jo. Bet labai gerai varo jo. Jo. Patiko man. Man irgi patiko patiekalas ir visa kita. Sakė, turbūt irgi būtų buvus skanu. Aha. Ir čia šluotomis. Bet jie labai tvarkingi žmonės, tik man tik pavalgo. Ir iš karto viskas jau švaru. Kas yra Šakira? Jau viskas pasibaigė jūsų čia tas pasimatymų. Tu sako, reikia mano idėja dabar pabūti biškį su mergikė. Tai jo, tai keliaujam. Keliaujam. Šprotus pasiimsiu. Iš pradžių pirmam pusdienį pasijutau vienišas. Tai susiradau klozetą, viską pameditavau, atgavau jėgas. Viską, bet kai pamačiau, kad tie burkuoja vėl užsimaniau. Nuėjau dar kartelį, pameditavau, atsigavau visiškai. Ką tu čia tualetai nepalyginsi su mūsų kaimo šūdilbėm? Pirmoji pusdienio diena tai tokia niūroka buvo, nuobodi iš tikrųjų visai, bet kai vaikinas gavo to stebuklingo gėrimo, tai atsiskleidė kaip atvirutė, taip visai patiko iš tikrųjų man, sakyčiau. Diena praėjo labai gerai, žydrūnai tikrai buvo geresnė už tą kiniečių maistą, nes ten dar dvėselį kažkokią. Sakė, tai nuostabi, sakė, padaro savo, Ir tikrai, kai kirto į stogą, tai, man atrodo, įsimylėjau žydrūnę, tikrai. Bet dar telefoną reikia parduoti, tai žiūrėsiu.